Buvau truputį pamiršęs, kaip veikia šiaurės pusrutulis ir šiek tiek nustebino, nes dabar yra 3 nakties ir vaizdas atrodo taip. Visiškai šviesu. Maždaug prieš valandą nusileidome Islandijoje ir čia prasideda didžiausia šių metų kelionė. Čia yra ta garsioji Blue Laguna ir čia yra labai seisminis regionas. Paskutinį kartą 2024 metais čia veržėsi ugnikalnis ir paliko labai daug vulkaninės uolienos. Tai net ir dabar matėm važiuodami, kad kai kurie keliai dar vis yra uždaryti, nes tiesiog labai daug ant kelio sustingusios lavos. Ką čia turi? Ten žmonės maudosi, yra restoranas, galima į lauką išeiti ir pasiimti kavos. Opa! Tadam! Čia tie, kas pataupė ir nenusipirko į pačią Blue Laguną, tai vat sėdi šalia Blue Lagunos ir geria kavą. Už 6 eurus geria kavą. Tokie milžiniški lavos laukai. Tiesiog visur magminė uoliena. Pirmasis kelionės žygis, tai yra žygis prie vieno iš aktyvių Keflaviko ugnikalnių ir čia vat visur yra aplinkui plotai, kuriuos užliejo per tam tikrus išsiveržimus lava. Pažiūrėjus į orus, tai tikėjausi, kad iš jų saulės nelabai net pamatysim per visą šitą laiką, bet panašu, kad šiandien tai labai graži diena, net dangaus matosi truputį ir visai net nelyja. Aišku, reikia neprisikalbėti, nes čia labai greitai keičiasi oras. Vienas tikriausiai didžiausių ugnikalnių Islandijoje, prie kurio galima visai netoli prieiti. Ir žinoma, dabar mano galvoje yra tik tais viena mintis. Kaip iki to ugnikalnio nuskristi su FPV dronu ir jo nesudaužyti. Bet iš tos pusės yra šiek tiek vėjo. Tas ugnikalnis yra ganėtinai toli ir aš nežinau, ar mano mažytė vata gali susidoroti su šitų visų iššūkių. Labai svarstau, labai svarstau šitą galimybę. Labai pakilo vėjas, tai su FPV dronu nerizikavau skristi, nes nesijaučiu dar pakankamai užtikrinta ir netikiu, kad jis turi pakankamai galios susidoroti su stipresniu vėju. Tai tiesiog teko pakelti paprastą droniuką, kuris puikiai susitvarkė su vėju. Labai likau patenkintas, tai kadriukų tikrai neblogų yra iš šito ugnikalnio. Pakilau jau iki pat kalno viršaus. Čia gražu. Tokia orų kaita. Šviečia saulė, debesuota, po to vėl šviečia saulė, po to pradeda lyti. Nu ir atvažiavome į paskutinį šios dienos punktą. Geoterminės versmės čia yra ir geoterminė upė. Pigesnė arba išvis nemokama alternatyva Blue Lagunai, nes čia tiesiog
kaip suprantu, gali nemokamai ateiti ir išsimaudyti. Tik bėda, kad truputį lyt pradėjo, tai susiviniojau kamerą į daržovių šaldymo maišelį. Pažiūrėsim, ar gerai tarnau šitoj kelionį, nes tokių dienų su lietum ir dienų be saulės tai turėtų būti didžioji dauguma. Šiaip keista, kad šiandien tai pasisekė ir pačią pirmą dieną gavome tiek daug saulės ir dangaus. Nu čia to pogulio toje upėje reikia užsitarnauti. Kol kas nieko panašaus į upę čia nėra. O jau visai nemažai užlipom. Žmonės iš kažkur šlapė eina. Tai gal ir yra ta upė. Čia upelis garuoja, tai gal visai esam nebetoli. Temperatūros testukas. Vanduo neatrodo labai švariai. Jau vanduo drungnas, jau tokį visai nesunkiai galėčiau įlysti. Ir ten kuo aukščiau, tuo turėtų būti karščiau. Nu viskas, atėjom. Maždaug valandą laiko užtruko užlipti į kalną, kad pasiekti šitą vietą. Tikėjausi, kad žymiai arčiau bus, bet pasirodo čia lipi. Ir va tik dabar, po valandos laiko, pasiekėme tokią jau persirengimo būdelę ir tą karštą versmę. Pametam kameros. Oi, daugiau negu 40 turėtų būti karštoka. Kaip karšta! Jaučiuosi kaip krano vandens maišytuvė, nes šitas upelis atiteka šaltas ir čia vat vanduo labai šaltas, o iš čia vat atiteka karštas upelis ir labai karštas vanduo. Viena pusė kaista, kita labai šala. Arealis labai pasikeitė. Buvo visai dar neblogas ir dabar bam toks. Išaušo dar viena diena Islandijoje ir šiandien esame ganėtinai ypatingoj vietoj. Atvažiavome į Silfrą, kur yra dviejų tektoninių plokščių susidūrimas. Tai yra Eurazijos plokštė ir Šiaurės Amerikos plokštė. Ir jos kiekvienais metais po 2 cm juda į priešingas puses ir taip tiesioginė to žodžio prasme plešia Islandiją per pusę. Please have a seat. 200 feet, that's the deepest part of Silfra. So for today we're going to explore this part, and here we're going to take a small detour over the shallows. If you kick a rock or you push away, it is fine. But you are not allowed to stand up or sit on the water edge. Just so you know, it's not going to be me that's going to be mad at you, but the park rangers, they'll be like, it's not allowed. Just so you know. After this briefing, we're going to make you properly uncomfortable. So you have these suits on now, you feel kind of cool, but we're going to check your wrists later. I'm going to give you gloves. See that the water is quite fast moving, so it constantly refreshes. This is, jokes aside, 100% safe to drink. When I'm in the water, I'm sipping. Yeah. It's delicious. Yeah? Or I take them into Thank you. Šitas plyšys jau labai senai, labai didelio žemės drebėjimo atsirado. Vandens temperatūra čia maždaug 2-4 laipsniai per visus metus, tai galima ir žiemą nardyti. Baliotas. Sorry that we need to wait in the line, but... Oh, yep. From now on, you guys work on the heels, okay? Yeah, be careful, kid. Okay, so Philip, he checks your suit for the last time, so if there's any water inside, you can blame him. Yeah.
The pressure on your legs is going to be here, right? So you're like a balloon. You're not going anywhere. So we can try to push you under. It's nothing going to happen. However, you probably realize by now that there's some water coming into your gloves. Yeah. This is part of life, yeah. You can do it. You can do it. If you keep your hands still, it's going to be the best experience for you. The more you move your hands, the more water comes in, and the water, trust me, will always be cold. Let's go in the water. Absolutely gorgeous. You will be better. Viskas. Nėra čia taip šilta. Rankos visiškai pirštų nebejaučiu. Galva irgi užšalus. Net žandikaulių sušalę sunku kalbėti. Nesu dar jautęs tokio jausmo. Dar vienas iš populiariausių punktų Islandijoje – didysis geizeris ir kitas truputį mažesnis geizeris, kurio pavadinimo neatsimenu. Ir aišku, kur buvęs, kur nebuvęs islandiškas lietutis, bet gal ir gerai po tokios karštos dienos truputį atvėsins. Tai reikia visą laiką būti pasiruošus neperšlampamus rūbus ir šaldytų daržovių maišelius kamerai. Films are forbidden. Tada temperatūra vandens nuo 80 iki 100. Lauksim, Miglė? Su kamera pasiruošus. Bandysiu nufotkinti. Gerai, laukiu geizerio, kol čia išsiverš fone ir buvo bairis, kad pradžioj filmavau aną geizerį, kuris šiaip yra didysis geizeris ir galvau, kad jis gan dažnai išsiveržia ir tada atėjo prie mane žmonės ir klausė, kas kiek laiko jis čia išsiveržia. Sakau, turėtų būti kas kokių 15 minučių gal, sakau, jau laukiu 5, tai gal už 10 kokių bus ir jie nuėjo ir su telefonais filmuoja, stovi, laukia geizerio. Ir aš tada įsijungiu internetą ir pasiskaičiau, kad jis kas 4 metus išsiveržia po kartą. Iš arti dar įspūdingiau atrodo, nors ir čia net ne tas didysis geizeris, bet tiek galios turi daug. Kitas dalykas, tai tikėjausi šiaip, kad bus paprasčiau biškį su nuo lietaus visom apsaugom. Labai smagu turėti tokią kaip neperšlampamą kamerą, kaip GoPro arba Action kamera DJI-aus, nes tiesiog gali nesirūpinti lietui palikęs. Pasilgstu tų laikų, kai reikėdavo rūpintis tik viena GoPro kamera. Kainos tai ganėtinai įspūdingos, jeigu nori pirkti maistą kavinėje. Tai, pavyzdžiui, sriubytė 20 eurų. Sumuštinis 6 arba 7. Kava arbata irgi arba 6 arba 7 eurai. Kol kas geriausias būdas buvo tai tiesiog nusipirkti maistą parduotuvėje ir pasigaminti pačiam kažkokiu sumuštiniu arba išsivirti košės, nes kitaip tai čia labai greitai galima bankrutuoti. Eina sau kaip pila. Savo stovint ypatingai. Tokia nesustabdoma vandens srovė.